Pirmasis įspūdis – reiškinys, su kurio daugelis žmonių susiduria kasdien, tačiau dažnai to sąmoningai nesuvokia ir apie tai net nesusimąsto. Kiekviena nauja pažintis su kitu asmeniu prasideda nuo pirmojo įspūdžio apie jį susidarimo. Kūno kalba, apranga, gestai, veido išraiškos – tai pagrindiniai aspektai, kurių dėka mes susidarome nuomonę apie kitą žmogų. Pavyzdžiui, malonus, patikimas, piktas, įžūlus, turtingas ar vargšas. Šis pirmasis įspūdis daro didelę įtaką tolimesniam kito žmogaus suvokimui, bendravimui ir santykiams su juo. Šioje laidoje kalbėsime apie būtent neverbalinės komunikacijos suformuoto pirmojo įspūdžio svarbą pardavimų procese. Nepaslaptis, jog kiekvieno pardavėjo, nesvarbu kuo jis prekiautų – automobiliais, nekilnojamojo turtu, idėjomis, pagrindinė užduotis – įtikinti klientą ir parduoti prekę ar paslaugą. Ar jam tai pavyks, priklauso nuo daugelio dalykų. Prekės ar paslaugos kokybės, kainos, naudingumo, kliento norų. O kokią reikšmę šiame pardavimo procese turi pirmasis įspūdis? Atsakymas paprastas – didžiulė. Tai patvirtina ir šios srities specialistai. Aš kaip žmonių išteklių valdymo specialistė galiu pasakyti, kad pirmas įspūdis visuomet yra svarbus. Ne veltui organizacijose yra sukuriami aptarnaujančių darbuotojų darbo standartai, kuriame yra tiksliai surašyta ir reikalavimai aprangai, ir reikalavimai kūno kalbai, ir reikalavimai laikysenai. Neverbalinės komunikacijos suformuoto pirmojo įspūdžio svarbą pardavimų procese atspindi slaptai filmuotas eksperimentas, atliktas Kauno Laisvės alėjoje. Pardavėjas, žinojęs apie atliekamą eksperimentą, atsitiktiniams praėjams siūlė pasirašyti peticiją už tai, kad Kauno valdžia skirtų daugiau lėšų Kauno zoologijos sodui. Pirmojoje eksperimento dalyje pardavėjas buvo pasitempęs, apsirengęs oficialiai, o antrojoje su sportiniais rūbais ir atsipalaidavęs. Abi dalys truko po 15 minučių. Tekstas, kuriuo pardavėjas kreipėsi į praeivius ir bandė parduoti savo idėją, abiejais atvejais buvo vienodas. Rezultatai daugiau nei akivaizdus. Pirmos dalies metu gauta 14, o antros tik 5 praeivių parašai. Turbūt pardavimuose svarbu ne tiek ta prekė, ką jūs parduodate, o svarbu tai, kaip jūs parduodate. Ir aišku, neverbalinė komunikacija yra ta komunikacija, kuri nemelaginga, kuri yra tikra. Ir jeigu mes žiūrėtumėm aplamai bendravimo tokį kontekstą, tai pamatytumėm bendravimo struktūroje, kad, pavyzdžiui, žodžiai, tai, ką mes pasakome, sudaro tik 7%. Iš tikrųjų, neverbalinė kalba, tai yra kūno kalba, mūsų kūno kalba niekada nemeluoja. Ir būtent tai, sakyčiau, jinai yra pati svarbiausia. O kaip tą pirmą įspūdį sudaryti gerą? Tai tą reikia mokytis. Iš tikrųjų, kas yra blogai, kai kurie nepasiruošia šitam reiškiniu, eina tiesiog ir dėrybas arba šiaip į pokalbį be pasiruošimo. Koks turi būti atsiminimas visada, kad per pirmas 4 minutes jūs sutikus susidaroma nuomonė apie jūs. O po to kalbama ten pusvalandį ar 20 minučių, bet jau kalbama pasitikslinti, ar teisinga buvo nuomonė, tai yra ar teisingas, pavyzdžiui, mano priimtas pirmas tas įspūdis, kaip aš sudariau. Paprastai, galima sakyti, 80-90% tai pasitvirtina. Jeigu žmogus iš karto tau pasirodė energingas, stiprus, ryžtingas, jeigu mes dabar pažiūrėsim, labai įdomios dabar diskusijos vyksta apie dorybės ir vertybės. Ane? Tai per tas 4 minutes geras žmogus, aktyviai mokantis klausyti, ane, jisai gali susidaryti nuomonę apie jūsų dorybės. Tai yra, kokias dorybės, ane? Kaip mes sakom vadovom, svarbiausios yra 4 dorybės. Tai sąžiningumas, ane, teisingumas, išmintis, ane, emocinio intelekto svarba, čia šitoj reiškia srity turi, toliau ryžtas, drąsa, ane, kaip mes pateikėme ranką, ar mes suglebusiai ją paduodame, ar mes tvirtai, mūsų laikysena, galų gale mūsų galva. Jeigu mes laikome tiesiai galvą ir mūsų stotas yra tiesus, tai mes pasitikinti savimi, ane? Jeigu mes galvą parenkėme į vieną pusę, į kitą pusę, jau rodo kažkokį neryžtingumą, ane? Ir vat būtent tie dalykai yra atskleidžiami to pirmo įspūdžio metu.
Na ir rankos paspaudimas, žvilgsnis toliau, žvilgsnis, kaip žiūrėti į akis, ne? Žvilgsnių yra keletą tipų, kaip žinot, ne? Imtimų žvilgsnis, ten dalykinis, kur reikia žiūrėti dalykinio žvilgsnio metu, ne? Į šeštąją tą mūsų, į trečiąją akį, taip, reikia žiūrėti kažkur į tarpuakį, kad nebūtų įkyrus žvilgsnis į akis, ir kad būtų toks šiltas atsinešimas į kitą. Kalbant apie pirmąjį įspūdį versle, jo reikšmės negalima sumenkinti ir tai yra tikrai dalykas, kuris lemia galutinį rezultatą. Tai yra į versle, tai yra ar tai sandorio sudarimą, kontaktų užmezgimą ir panašiai. Apranga, išvaizda, nežinau, nusiskudęs, nenusiskudęs, šukuosena ir aplamai yra kažkokie tai dalykai, kurie lemia tai. Be abejo, turi apgalvoti, įeinant į kontaktą su kažkokiu tai asmenimis, kurie mato praktiškai tave pirmą kartą. Galbūt tai visiškai neaktualu, turint situaciją, kai jau tave žmogus pažįsta, tai yra su senais partneriais, bet ypač, pirmasis įspūdis tam ir yra, kad pirmą kartą pamatai žmogų ir darai kažkokias savo išvadas. Ypač tai svarbu tarptautinėje erdvėje, kai mes užmezgame kontaktus su kažkokiais norimais užsienio partneriais. Tai tuose rinkose, kur kultūros yra skirtingos, verslo kultūros, netgi taip reikia sakyti, įeinama į kontaktą su, daleiskim, Azijos šalių atstovais, kur dažniausiai problema tokia yra išsakyta, kai tu sėdi į lėktuvą, skrendi, sumoki didelius pinigus, firma tave siunčia kažkokią tai užmegzti tos verslo kontaktus ir nežinojimas tos tvarkos, ne tik tai įspūdžio kaip žmogaus, bet aplamai kaip paduoti ranką, ar paduoti ranką, kaip pradėti pašnekėsi, kaip sėdėti, kaip paduoti vizitinę kortelę. Tai gali lemti iš tikrųjų, praktiškai pirmasis tas kontaktas, jisai gali būti sužlugdytas, jisai gali sužlugdyti visą toliau, nes jeigu tu pasielgsi ne pagal tai, ne pagal to šalies kultūrą, tiesiog su tavim toliau niekas nešnekės. Žinot tą etiketą, ką gali, ko negali, nes vienoje kultūroje laisvas, vadinkim, laisvas elgesys kažkoks pirmųjų minučių ir sekundžių yra, gal tai neturės didelės įtakos, kaip minėjau, kažkur kitose, tai galima iš karto patirti fiasko, galima ginčyti, per 10-7 sekundės, praktiškai per kelias akimirkas, tu gali sužlugdyti visą reikalą. Tai va, tai kūno kalba, jo, nelaikyti kišenėje, nežinau, ko dar, ar, nežinau, nusikasyti, visą laiką, tai va, tokie dalykai. Na, dar kas yra labai svarbu pirmo įspūdžio metu, tai mokėjimas atidžiai klausyti. Dažnai sakoma viena, o studentas ar ten asmuo kitas tiesiog kūno kalba duoda visiškai neteisingą atsakymą. Jeigu mes verbaliai kalbame, mes galim pasakyti taip, ne, bet jeigu mes kalbame kūno kalbą, tai mums gali, pavyzdžiui, paklausti kažką tai, o mes kūno kalba parodysim, kad mes nesupratom arba mes neturime atsakymų. Ir tai yra labai svarbu. Todėl į kūno kalbą reikia visada atkreipti dėmesį ir reikia valdyti kūno kalbą. Praktika rodo studentai kokie šiandieną. Dažnas nevaldo kūno kalbos. Paskaitų metu, po paskaitų metu. Ir matosi, kad dažnai, ką mes galim pastebėti, tokį sumišimą, kada mes nepasiruošę, kada mes nežinom, ką tai reiškia. Aišku, mes neturime to ryžto ir tos tokios energijos, sakykim, energetinio to potencialo, kad sudaryti tą gerą įspūdį. O ta energija, pavyzdžiui, žvilgsnis, jūsų akis turi spindėti ir kalbant apie produktą, kurį jūs parduodate. Tiesiog, kad atrodo pasaulyje nėra geresnio produkto už tą šlamštą, kurį jūs norite parduoti. Tai vat būtent taip įteikti žmogui, įtikinti jį ir yra svarbiausias dalykas. Ir iš tikrųjų, galima įrodyti žmogui, kad jis yra dramblys, bet apsiginti
kad jis nedramblys ir įrodyti atvirkščiai yra iš tikrųjų labai sunku. Ane? Tai mes rezimuojant, galima pasakyti, kad reikia mokytis kūno kalbos, reikia ją kontroliuoti, reikia valdyti savo emocijas ir visada mokėti aktyviai klausyti, kas sako tau. Nes žinokit, kad kai jūs parduodate kažką, tai ne jūs svarbus. Kas svarbus? Tas, kuriam parduodate. Minėkite jo vardą. Sakykite, kas jam naudinga. Ane? Ir rodykite tą visų savo kūnų, kad jeigu jis įsigys tą daiktą, jo gyvenimas pasikeis. O tai yra iš tikrųjų labai sunku įrodyti. Tai yra vienareikšmiškai priimtina, kad pirmas įspūdis yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu, kaip pardavėjas sutinka, kaip jis palydi atėjusi pirkėją. Ir personalo valdyme yra išskiriami tokie dalykai kaip organizacijos kultūra ir vieni iš organizacinės kultūros elementų, kurie yra kuriami organizacijose. Tai būtent yra elgesio manieros, yra kaip pasakyti, kriterijai aprangai, mandagumui, kūno kalbai ir taip toliau. Šitie visi dalykai iš tikrųjų yra svarbu ir aš manau, kad jie yra būtini. Tik tai labai dažnai, ką galima pastebėti, kad čia vėl kaip, aš sakau tą kaip personalo valdymo specialistė, kad dabar labai dažnai tiesiog šitas, kaip pasakyti, vadovai organizacijose, parduotuvėse, jie šitą dalyką atlieka neteisingai. Jie paima pasima elgesio taisyklės, ten standartus, kurios yra parašyta, ir jie to žmonės išmoko tarsi kaip robotus. Ir tada tu ateini į organizaciją ir tu matai, kad tai eina ne iš žmogaus viršaus, bet jisai iš vidaus, bet jisai tiesiog paima ir pasako tai, ką jisai išmokęs yra. Ir tada gaunasi toks visiškai negyvas tekstas, negyvas bendravimas, kuris labai dažnai sukelia atvirkštinę reakciją. Nes tada pirkėjas tiesiog tu būni nepatenkintas tuo ir jisai sudaro pirmą įspūdį ne gerą, bet blogą. Tai todėl aš, pavyzdžiui, siūlyčiau, kad organizacijose vadovai apmokydami pardavėjus, kaip sudaryti pirmą įspūdį, jie iš tikrųjų turėtų pasidomėti to žmogum ir pamokyti, kad jis tai darytų natūraliai. Kad vienas dalykas. Antras dalykas, kad pirkėjai yra ne vienodi, kurie ateina ir negalima visų dėti pagal vieną matą. Kad jeigu ir negalima visų, pavyzdžiui, ypač į brangias parduotuvės, kur brangiom prekiam pardavinėja. Tai ta prasme, tu net jauti, kai pardavėjai maždaug tai iš karto įvertina, kokia tu čia esi ir tada pagal tai pradės tai melktis. Tai tiesiog visas knygos per šitą daryti negalima, turi būti, reiškia, nustatyta kažkaip, bet vis tiek reikia vienaip elgtis su jaunu žmogum, kitaip reikia elgtis ir pirmą įspūdį, aišku, vienaip padarys jaunas žmogus, kitaip padarys žmogui, kuris yra vyresnio amžiaus. Specialistams pritarė ir pardavimų srityje dirbantys žmonės. Jie teigia, savo asmeninės patirties metu ne kartą įsitikinę neverbalinės komunikacijos suformuoto pirmojo įspūdžio svarbą, bendraujant su klientais. Esu Airijus, žmogus, sakykime, kuris pardavimas gyvenime praėjęs tikrai didelį periodą. Gyvenime teko dirbti įvairiose srityse, pardavinėti, pradedant nuo, sakykime, draudimo, kylant laiptais iki vandens filtrų ir finale dabar dėjus šiai dienai, kur dirbu. Tai yra Cigates, televizijos ir interneto atstovų. Sakykime, ką pastebėjau gyvenime bendrai einant per pardavimus, tai ko žmogui reikia, kad tu sugebėtum parduoti. Tai visų pirma, turėtum būti apsirengęs solidžiai tvarkingai, nes išvaizda, sakykime, atrodo, tie patys batai švarus, laikrodis ant rankos tvarkingas, kuris sudaro esminių žmogui pasitikėjimus, kad yra tvarkingas žmogus. Sekantis žingsnis, kuris turėtų būti, tai yra, žinoma, pasisveikinimas su žmogumi, tai yra tiesioginis galbūt rankos paspaudimas ir tvirtas rankos paspaudimas, kuris duoda vėlgi žmogui pasitikėjimą, kad, sakykime, tu pasitikė savimi, nes tavo pasitikėjimas, tavo šypsena veide, tavo užsivedimas yra pagrindinis pardavimo bruožas, dalykas, kurį privalai tu padaryti. Jeigu tu jį padarai, suteiksi žmogui pasitikėjimą. Toliau, žinoma, įėjimas pasisakykime, ar į ofisą, ar į namus, vėlgi priklauso, kaip tu įeisi.
tavo eisena, tavo pasitikėjimas, ar tu tiesiog užsispaudęs savyje būsi, ar tu eisi drąsiai, iškalbingai, nes ką reiškia, kai tu žmogus tave įsileidžia į tavo valdą. Tai ne tai, kad jis tave turėtų valdyti, bet jau tu jį savotiškai turi kontroliuoti. Sėdamės mes prie stalo, žmogus jisai, gerai sėdamės, o sakykime, atrodo, jisai turėtų pasiūlyti, nes jo valdas, bet tavo tas valdymas žmogaus, tavo emocijos yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taigi, ir minėjau mano vadybos darbą, kadangi praktika ir gyvenimo darbo įgūdžiai rodo ir duoda, kad, sakykime, savo asmeninės praktikos galiu pasakyti, kad kontaktas su žmogumi, laikantis, sakykime, tą patį atstumą, kalbant su juo, neprilipti prie žmogaus prie pat, nes tu jį gali išgąsdinti, tarytumas padima, bet laikantis tvarkingo atstumo. Matai, žmogaus kalbėsenoje, sakykime, ir pats savo intonaciją, ir visko, matai, žmogus dominuojantis ar ne. Vėlgi, to viso kalboje, tavo atstume, tavo žvilgsnėje, sakykime, tavo akių nukreipimas irgi yra labai svarbu. Ar tu tiesiog pats žiūrėsi ten tik į lapą ir žmogų bijosi pakelt akis, ar tu žiūrėsi tiesiai, užtikrintai jam į akis ir sakysi tai, kad nori, kad jisai girdėtų ir tiktų. Tai, sakykime, vėlgi, atstumas labai yra svarbu, nes žmogaus kontroliavimas, nesgi tas pirmas įspūdis, ar tu jį taip išgąsdins, ar jis jausis taip jaukiai ir atrodo taip sudominti. Sudominimas, žvilgsnis tavo, kalbėsena, vėlgi šypsena, būtinai svarbiausia tas ir pasitikėjimas. Tai čia yra pagrindinis dalykas, būtinai privalai pasitikėti savim, norint būti geras pardavėjas. Dirbu su kompanija Cigates, dirbu jau 2 metus. Mano darbų pobūdis yra tiesiogiai bendrauti su klientais. Per dieną aš jų sutinku nuo 50 iki 100, pakalbinu. Mano darbe yra labai svarbu pirmas įspūdis. Mano pardavimai yra greiti, jie trunka kelias minutės, todėl kaip aš atrodau, kaip aš ilgiuosi, mano kūno kalba, mano gestai, manieros, šypsena, yra mano pagrindinis pranašumas, savybė, kad turėti pardavimą. Tai pakeitus savo aprangą, kūno kalbą, manieras, aš tapau sėkmingesnis savo darbe, mano pardavimai pakilo, taip pat pakilo ir pareigose. Todėl galiu drąsiai teigti, kad pirmo įspūdžių sudarimas mano darbe, dirbant tiesiogiai su klientu, aktyvūs greiti pardavimai, yra tikrai labai svarbus ir reikšmingas. Eksperimento metu peticiją praeiviams siūlęs pasirašyti vaikinas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Realybėje jis draudimo konsultantas, tad pardavimai jam gerai žinomas sritis. Šiuo metu dirbu draudimo agentų ir pardavinėju gyvybės draudimą. Darbo specifika yra tokia, kad aš susitariu su klientais ir einu į susitikimą su jais akis į akį. Mano darbe pirmasis įspūdis lemia tikrai labai daug ir tai kartais gali net lemti pardavimo sėkmę. Kai aš esu visą laiką susitvarkęs, šukuosina, nusiskutęs barzdą, esu su marškiniais, šlipsu, visų kostiumų dažniausiai stengiuosi būti, tada žmogus labai jaučiu pasitikėjimą iš žmogaus ir tada jis manęs klausosi, ką aš jam visą laiką sakau ir labiau bendrauja su manim. Taigi tas pirmasis įspūdis mano darbe labai sudaro didžiąją dalį sėkmės, ar aš parduosiu ar ne. Šito eksperimento metu aš dar kartą įsitikinau, kad pirmasis įspūdis tikrai sudaro didžiąją dalį sėkmės pardavimuose. Ir kai mes atlikome šį eksperimentą, kai aš buvau apsirengęs tvarkingai, su kostiumu, su šlipsu, tiesiog žmonės prieidavo ir išklausydavo mane, kartais dažniausiai jie net neklausdavo, ką čia iš jų prašau padaryti, tiesiog imdavo ir rašydavo, nes aš tiesiog pasakiau. Kai aš buvau apsirengęs laisvalaikio rūbai, jaučiau didelį nepasitikėjimą iš žmonių, tiesiog jie net neišklausydavo manęs ir tiesiog taip būna, kad jie prieina, aš jiem pasakau tą patį, ką ir sakiau, kai buvau apsirengęs tvarkingai, jie tiesiog nekreipia dėmesio, praleidžia taip ausis ir eina toliau su savo reikalais. Taigi, specialistų ir pardavimo vadybininkų nuomonė sutampa bei patvirtina atlikto eksperimento rezultatus. Aišku viena, pardavėjo kūno kalba, apranga, veido išraiškos, netgi rankos paspaudimas – tai tie neverbalinės komunikacijos aspektai, kurie atlieka svarbų vaidmenį pardavimuose ir dažnai netgi nulėmė jo sėkmę. Ne veltui sakoma, jog turime tik vieną šansą sukurti pirmąjį įspūdį apie save, tad pasistengime, jog jis būtų kuo geresnis.